Šventajame rašte gailestingasis Dievas kalba apie savo planą atkurti darną ir grąžinti kūrinijai prarastą šlovę. Dalelę to plano jis leido pamatyti Abraomui. Abraomas patikėjo Dievu ir jį garbino. Dievas pažadėjo palaiminti jį, o per jį ir visas tautas. Dievas prižadėjo Abraomui daug palikuonių, tiek, kiek smilčių jūros pakrantėje, kiek žvaigždžių danguje. Abraomas patikėjo Dievu, todėl Dievas jį pagerbė kaip savo teisųjį tarną ir pavadino Dievo draugu. Kartą Dievas sumanė išmėginti Abraomą, liepė jam paaukoti savo sūnų. Abraomas žinojo, kad iš to sūnaus Dievas prižadėjo pakelti daug palikuonių ir palaiminti visas tautas, tad toliau kliovėsi Dievu ir pakluso nurodymų. Dievas tarė: Abraomai, dabar tikrai matau, kad tavo paklusnumas tikras, nes nepagailėjai manęs savo mylimo sūnaus. Tada Abraomas netoliese pastebėjo aviną, kurį ir paaukojo vietoje savo sūnaus. Toji Dievo parūpinta auka vietoje Abraomo sūnaus buvo vienas iš didžio Dievo plano ženklų. Dievas ketino panaikinti prakeiksmą, nuodėmę ir mirtį ir atkurti nutrūkusius artimus žmogaus santykius su juo